Sveiki, mėly neringiškiai, aš Matas Lasauskas, jūsų šešėlinis neringos meras. Vasara skrieja įspūdingų greičiu, bet ar spėjom ją pasidžiaugti? Nežinau. Užtat apie ką pakalbėti tikrai yra. Su kuo jums asocijuojasi Liepa? Man šiemet su lietumi, balomis ir sugadinta nuotaika. Tikėtis, kad orai taps stabilesni, būtų naivu. Prie jų reikia prisitaikyti. O prisitaikyti galima tik su uždaromis patalpomis. Šį mėnesį buvo pristatytas uždarų teniso kortų projektas. Dalyvavau pristatyme, išsakėme pastabas, jų nėra daug, bet jos svarbios ir dar yra ką keisti. Mano užduotis buvo kita – parodyti, ar toks objektas gali išsilaikyti pats. Pradėkime nuo vieno skaičiaus. 2 teniso, 2 padėlio aikštelės po 14 valandų per parą ištisus metus. 20 000 parduodamų valandų. Kaip manote, kiek jų reikia parduoti, kad kompleksas išsilaikytų? Pusę? Ne. Trečdalį? Ne. 29 procentus. Tai reiškia, jog 7 iš 10 valandų gali stovėti tuščius. Ir objektas vis tiek nedirbs nuostolingai. Aš skaičiavau, kad bendras metinis užimtumas siektų 48 procentus, beveik dvigubai daugiau nei reikia. Vasara 75 procentai ir taip birželio pradžia bus tuštesnė, tai jau skaičiuota. Bet Liepą ir rugpjūtį, kai lyja arba kai 30 laipsnių kaitros, uždaras kortas Nidoje bus vienintelis variantas. Kortų mieste paprasčiausiai trūksta. Žiemą 35 procentai, savaitgaliai pilni, darbo dienomis po kelias valandas. Ir štai čia aš įsitikinęs, kad suklydau į mažąją pusę. Nes tokia halė negali stovėti tuščia ir laukti. Jie turės būti aktyviai organizuojamos varžybos kas savaitę, kas mėnesį, per visą žiemą. Ar aš tikiuosi, kad rakečių sportus rimtai įsitrauks patys žiemos neringos gyventojai. Padėlis yra sportas, kurį išmoksti per vieną vakarą ir po to nebepaleidi. Benas Lastauskas patvirtins. O Viktoriukas su Vida tikrai padės išmokti ir užvesti ant kelio. Skaičiavimus atlikau dirbtinio intelekto pagalba. Ir atsakymas visose scenarijuose tas pats. Objektas išsilaiko. Su beveik 40 procentų atsarga. Aš galiu suklysti trečdaliu ir vis tiek tai neneš nuostolio. Bet pasakysiu, kur mano skaičiavimas silpniausias. Statybos vertė. Tai vienintelis skaičius, kurio aš neskaičiavau. Jis ateis iš sąmatos, kurios dar nėra. Įrašiau 7 milijonus. Gali būti kitaip. Todėl visą skaičiuoklę skelbiu viešai. Kviečiu prisidėti. Manote, kad kaina per didelė? Įrašykite savo. Manote, kad žiemą niekas nežais? Sumažinkite užimtumą. Turite geresnių duomenų? Atsiųskit, pataisysiu. Aš noriu ne teisus būti. Aš noriu, kad skaičius būtų teisingas. Ir dar vienas dalykas, kurio jokia skaičiuoklė nesuskaičiuos. Visa tai priklauso nuo jūsų pačių. Nuo to, ar ateisite žaisti lapkritį, ar atsivesite vaikus, ar susirinksite į turnyrą sausio 6. 29 procentai yra ne mano pažadas. Tai jūsų valandos. Ir nebūkime naivūs. Greitai šis objektas neatsipirks. Bet vieša infrastruktūra ir neturi atsipirkti. Ji turi teikti paslaugą, tarnauti žmonėms ir nenešti nuostolio. Jeigu galvotume kitaip, mums reikėtų kalbėti ne apie Agilą, ne apie Juodkrantės uostą ir ne apie naujus kelius. Ačiū, kad šį mėnesį kreipėtės į mane kaip niekada aktyviai. Daugiausia žinučių dėl miesto švaros ir tvarkos. Ir jūsų pastebėjimai visiškai pagristi. Todėl apie tai ir reikia kalbėti garsiai. Tam, kad tai neliktų vien jūsų virtuvės pokalbių. Mano atvardinimas priežastis. Trūksta žmonių, lūžta technika, niekas nespėja, tikiu, jos visos tikros. Ir nekalbu apie tuos, kurie tą darbą dirba. Bet priežasčių sąrašas nėra atsakymas. Tai užduotis. Tam ir yra vadyba. Kad kliūtis būtų sprendžiamos, o ne vardijamos. Ir tas pats matosi ne tik gatvėse. Sporto aikštelės paplūdimiuose, nebaigti darbai prie Švyturio, Urbo kalno takai. Jūsų skundus girdžiu ir perdodu. Ir noriu, kad rašytumėte toliau. Kai apie problemą žino vienas žmogus, ji tampa bėda. Kai apie ją kalba visas miestas, ją tenka spręsti. Bet pasakysiu atvirai. Man nusibodo prašyti. Nusibodo girdėti neva pateisinančias priežastis, kodėl nieko nebus kitaip ir kodėl nieko pakeisti negalim. Nes galim. Tik šiuos dalykus reikia spręsti ne iš šono, o iš vidaus. Būti atsakingam už procesus ir prisimti pilną atsakomybę. Ir aš tam ruošiuosi. Na, gana to negatyvo. Yra ir gerų dalykų. Susitikimuose su jumis nagrinėjame neringos ir kiekvienos gyvenvietės ekonominės perspektyvas. Ir tos perspektyvos yra. Kiekvienas miestelis gali turėti savo išskirtinę vietą. Tokią, dėl kurio žmonės atvažiuotų specialiai. Ir tai ne iliuzija. Sunkiausia kliūtis, su kuria susiduriu, yra ne pinigai ir ne taisyklės. Tai tikėjimo stoka, kad čia galima kitaip. Iš raudonų plytų pastato nuolat transliuojama, jog nieko padaryti negalima, o teritorijų planavimo procesai pateikiami kaip nepajudinama siena, natūralu, kad žmonės nustoja tikėti. O aš manau, kad neringoje įmanoma viskas. Labai sunkiai ir ilgai, bet įmanoma. Tik procesus reikia pradėti dabar. Vasara dar vyksta. Orai gal šiek tiek geresni. Ir laukia dar vienas
4 vasaros mėnuo. Viskas bus gerai.